Nuo 2024 metų sausio 1 dienos įsigaliojo negalios reforma. Šios reformos tikslas, kad neįgalusis ieškotų pagalbos, o kad pagalbą surastų neįgalųjį. Vietoj iki šiol naudoto termino darbingumo lygis bus naudojamas terminas dalyvumo lygis, siekiant, kad žmogaus negalia nesisietų vien tik su tuo, ko jis negali. Neįgalumo lygis keičiamas dalyvumo lygiu, siekiant labiau akcentuoti žmogaus su negalia galimybės, tai ką jis sugeba. Taip pat manoma, kad šis terminas padės žmonėms su negalia lengviau integruotis darbo rinkoje. Kitas svarbus negalios reformos aspektas – įtraukusis ugdymas. Juo siekiama, kad vaikai turintys negalią pagal savo sugebėjimus galėtų mokytis kartu su savo bendraamžiais bendrojo ugdymo mokyklose. Negalios reforma įnešė nemažai nežinomybės tiek neįgaliųjų bendruomenėje, tiek visuomeninėse įstaigose. Tačiau manau, kad jos sėkmė priklauso nuo to, kiek įsitrauks tiek neįgaliųjų pusė, tiek likusi visuomenė. Praėjus kuriam laikui galėsime vertinti, kurie jos aspektai buvo sėkmingi, kurie nepasiteisino.